grybų. Išsigandot? Turėti visikas buvo labai baisu. Labai. Man patinka mano pasiruošimai prieš pradedant kalbėti. Ką tik valgiau, žinot, tie yra dideli sausainiai. Ir klausiausi šitos backgroundinės muzikykės. Kol suvalgiau sausainį, kad pradėčiau. Ir kaip jau matėte iš antrose, šiandien bus vėl apie substancijas. Labai įdomiai. Ta prasme, labai įdomiai man buvo situacija. Absoliučiai netikėtai. 100 metų aš net nesitikėjau tokio dalyko. Aš gavau biškelį grybų. Bet absoliučiai netikėtai. Grybai šviežus. Neskanus kaip visą laiką. Tai va. Ir gavau tiek, kad jeigu būčiau viską suėdęs, būtų tikrai geras buvo stripas, bet man 100 metų to nereikia, aš nenoriu. Ir tada galvoju, ką man su jais daryti. Ir sugalvojau, kad vėl reikia pabandyti mikrodozuoti. Ir pabandžiau. Kadangi grybai šviežus, ir šį kartą aš juos nemaliau. Aš prieš tai visą laiką, kai mikrodozuodavau, aš juos sumaldavau su kavamolė. Tokios yra nedidelės mažos kavamolės elektrinės. Sumalė į miltelius. Ir pasidarai piliulės. Bent jau aš taip darydavau. Ir kadangi aš tos kavamolės neturiu dabar, o tą, kurį turiu, netinka, tai sugalvojau, susikarpysiu į gabaliukus ir galvoju, kokią čia man gramatūrą pasiimti. Sugalvojau 0,3. Galima 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nes aš atsimenu, man 0,5, aš pasakau, kad valgydavau ir aš nieko nebejausdavau. Matyt, kūnas pripranta. Ir sugalvojau 0,3. O kadangi mano tos svarstyklės, kurios aš turiu, kurios turėtų sverti iki 0,1 gramo. Jis yra maždaug 8,5 mano gyvenimo. Man ne 15 metų. Tai jos, aš jums galiu pasakyti, jos nebesveria iki tiek, kiek reikia. Aš turiu labai daug procedūrų padaryti, kad jos man pasvertų 0,3 gramo ir aš nesu įsitikinęs, ar jos teisingai pasveria tą 0,3 gramo. Bet kaip bebūtų, aš taip ir padariau. Man skirpau nuo kuotuko, taip visą grybą ir sukarpai. Ir atsisvėriau 0,3. Šitos dalykus aš visą laiką darau, ta prasme, dalykus, bandymus. Kai žinau, kad kitą dieną nereikės į darbą, arba, žodžiu, kaip dažniausiai darau šeštadienį, šiaip sekmadienį dažniausiai darau. Arba iš šeštadienį į sekmadienį. Man atrodo, buvo sekmadienis. Ne, atsiprašau, buvo šeštadienis. Ir kai aš tos grybus gavau, parsinešiau namo ir galvoju, reikės kada nors ką nors padaryti, po to man šovė tą idėją, kad aš galiu pamikrodozuoti ir tada galvoju, man čia reikia pasiruošti mikrodozavimai, o po to galvoju, nachrin. Ir kai tik, buvo trečiadienis, kai dabar prisimenu. Žodžiu, tą pačią dieną aš ir sugalvojau, kad man reikia vakarop pabandyti. Tai šiaip netaip aš atsisvėriau tos 0,3 gramų. Ir jos tiesiog suėdžiau, prarijau. 0,3 yra žiauriai mažai. Ir kadangi yra šviežus grybai, jie veikia. Ir už nepilno pusvalandžio aš supratau, kad mano mikrodozavimas man pradėjo veikti. Šiaip neturėtų. Nebent arba nesat, arba kaip aš, mano atveju, labai senai esu bandęs, tai turi kažkiek jausti tikriausiai. Bet aš jaučiau labiau nei įprastai, nes pasirodo grybai šviežus labai. Kuo šviežesnis, tuo geriau. Ir buvo vakarop
ir aš, man atrodo, man reikėjo parduotuvę kažko, tai aš išėjau ir buvo tamsu jau laukia, išėjau, o šviesos, taip, gatvės šviesos, tokios ryškios, tokios gražios. Tai žodžiu, mane tampė, tai tas 0,3 gramų, silpnai, bet tampė, šiaip neturėtų tokio dalyko būti ir man nepatinka tokie dalykai. Tai aš nežinau, man porą valandų, man atrodo, man tikrai veikia jie ir aš puikiai supratau, kad jie man veikia. Aišku, tenais labai silpnam lygiai, ne iki vizualizacijų ar fraktalų ir taip toliau. Bet, nes aš anksčiau niekados nesuprasdavau, kaip žmonėm gali veikti kai kuriem, nes mano pažįstama ar buvo tokių, kad sakydavo, kad 0,3, 0,2 juos taško. Ir aš galvodavau, kokie jūs jautrus ir taip toliau. Ir pasirodo, man 0,3 taško mane. Labai ekonomiška, ne? Jeigu nori kažkas pasitaškyti. Ir kaip visada, mikrodozavimas pas mane vyksta kas 3 dieną. Galvoju, kitą dieną, jau kitą mikrodozavimą netaškys ir kitą taškį mikrodozavimą. Ir dar kitą taškę mikrodozavimą. Visus mikrodozavimus mane taškė. Buvau padaręs mikrodozavimą pertrauką tokia, nes buvau susirgęs, tai kai sergi 100 metų grybų nereikia nei mikrodozuoti, nei šiaip. Ir po to vėl pasveikau ir vėl atsiskaičiavau, kaip čia man dabar reikia pradėti vėl mikrodozuoti, vėl tos 0,3, šiaip netaip atsiskaičiavau gramą ir vis tiek taško. Arba mano svarstyklės yra neteisingos, nors pažiūrėsi tą, kiek aš ten suvalgau to grybo, tai tikrai ten yra nedaug. Bet kad tampo, kai aš sakau tampo, tai mane nevimdo, bet taško. Ar kažkokių pokyčių pastebėjom? Jo, nes buvo labai daug streso prieš tai ir aš nežinau, ar aš esu jums pasakojęs, kad yra toksai tas, kaip aš vadinu, taip čia iš mano perspektyvos kalbant, nematomas stresas, kuris visada akumuliuojasi mumyse. Ir viena ar kita forma jis eina lauk arba pradeda kūnas tau duoti ženklus, kad tu stresuoji. Tai mano atveju yra tas ilgalaikis stresas, kai jau susiakumuliavo iki tiek, kad mano kūnas pradėtų man rodyti. Tai yra man dešinėje ar kairėje, kai aš neskiriu pusių. Žodžiu, atrodo, kad kažkas yra įstrigę akies voke ir vizualiai nieko nesimato, nei ten ašaros bėga, nieko, bet toks yra fizinis diskomfortas ir atrodo, kad kažkas visada yra įstrigę, pakliuvę į akį ar kažkas. Tai čia mano ilgalaikis stresas man taip išeina į paviršių ir mano kūnas taip man parodo, kad tu tėvai turi tą ilgalaikį stresą, kuris jau ima viršų. Ir tai praeina, kai aš nustoju stresuoti ir tas stresas pas mane laikėsi tikrai ilgai. Šiaip dažniausiai būna ten savaitę ir viskas praeina, bet tą kartą man laikėsi apie kokį mėnesį ir taip toliau. Ir kai pradėjau mikrodozuoti, tas praėjo. Arba čia yra sutapimas, arba grybai padėjo. Kas aš manau, kad taip ir buvo, kad jie turėtų padėti. Kad ten kažkokių tais masyvių didelių pokyčių, ne, gal tiesiog į situacijas, kai visada aš sakau, į situacijas biškelį kitaip reaguoju ramiau, ta prasme, ne overthinkini tiek, kiek anksčiau mes visi overthinkinam, nors ir galvojam, kad ar stengiamės kontroliuoti, kad mes ne overthinkinam. Dieve mano, kiek aš overthinkinu. Pasakojau kažkada, kai aš čia buvau kalnuose be ryšio ir kai supratau, koks aš užstresavęs tenais esu. Kol tai supratau ir galvojau, palaukit, kur aš čia bėgu, ką aš čia darau, stabdyk arklius ir taip toliau. Tai va, aišku, kad padėjo kažkiek tais. Bet ten grandiozinių pokyčių ar paskatų kažką tais daryti, tai ne. Gal per mažai mikrodozavau, gal neužteko laiko, kad mane vėl kažką tais nukreiptų kažkur tais. Bet
esmė viso šito, tai norėjau pasakyti, kad anksčiau niekados manęs netaškydavo 0,3 gramo, o dabar mane taško 0,3 gramų. Ir tada aš galvoju, kodėl tai vyksta. Aišku, iš karto pridėjau prie viso to taškymo tai, kad tai yra labai šviežus grybai. Man taip sakė, kad tai yra labai šviežus grybai, kai aš gavau juos netikėtai, kaip ir sakau. Tai vienas faktorius tai yra, kad jie labai šviežus. Antras faktorius yra todėl, kad aš jų nemaliau. Nes, nežinau, gal nusišneku čia, bet kai tu sumaliai tuos miltelius, visas reikalas greičiau... Ar aš čia skaičiau kažkur, ar čia ką. Visas reikalas labai greit ar greičiau oksiduojasi ir jie praranda savo potenciją. Tai galimai gali būti ir dėl to. Tai va, tai aš galvoju, jeigu mane 0,3 taško, tai ką aš suėdęs 1 gramą, tai eičiau į gerą tripą. Nors, sakau, man 100 metų to nereikia, nenoriu. Arba nepasiruošysiu, arba nereikia. Nežinau. Žodžiu, nejaučiu jokio nei smalsumo, nei poreikio, nei dar kažko, tai kad aš eičiau ir ėsčiau didesnės dozės, bet kaip ir kažkada suminėjęs, mikrodozuoti, aš visą laiką už mikrodozavimą, tik tais, kadangi taško man labai nepatinka tas taškymo jausmas, nes aš labai daug metų nevartoju absoliučiai nei alkoholio, nieko, jokių absoliučiai svaigalų, nei rūkau žolės, nei vartoju alkoholio. Aišku, ten prieš kažkiek metų buvo mano grybų rodeo ir taip toliau, tas tai taškė tripai, ta prasme, ir taip toliau. Nors ir vis tiek tada aš nevartoju jau alkoholio ir taip toliau. Tai va, ir kadangi aš tikrai ilgą laiką nevartoju nieko tokio, išskyrus nikotino ir kavą, ir kofeino, tai man tas taškymo jausmas, tas nešviežumas, apdujimas, tas man vienas iš labiausiai nepatinkančių veiksnių yra. Nes tu jauti, tas pats, aš nežinau, kai neįsivaizduoju, kiek dabar čia to, ten, nežinau, 2 bokalus, 3 bokalus alaus išgerus, neįsivaizduoju, nebeatsimenu. Tai va tokia istorija, mikrodozavimas. Vėl pabandžiau po kiek čia metų? Manau, po 3 tikrai, ne? 2 garantuotai, gal kokie 3 metai netgi su trupučiu. Vėl pabandžiau grybus ir pasirodo, kad 0,3 gramo mane taško. Tai va, tokie dalykai. Visiškai netikėtai aš tos grybus gavau ir jau kurį laiką norėjau įrašyti epizodą, bet žinot ką? Labai tingėjau rašyti epizodą. Ir šiandien valgydamas tą sausainį labai didelis, kodėl ne? Ir parašiau, dar šiek tiek, man atrodo, turiu aš to grybo, tai dar kažkiek dozavimų užteks. Gal papasakosiu kas kaip, ar vis dar taško, bet aš garantuoju, kad mane taškys tas 0,3. Ir dabar bandau prisiminti, suvalgius tą grybą, kaip ten taško. Visai įdomių idėjų ateina, ten pagalvoju apie kažką, bet aš labiau erzinuosi dėl to, kad aš jaučiu tą tokį apdujimo jausmą. Man tas nepatinka, todėl man maišo. Tas apdujimas man maišo susikoncentruoti vien į kažkokias idėjas, nes kai grybas šviežiai tave veikia, tau yra visokių idėjų, bet aš tada galvoju, blemba, kai man nepatogu, kai man nepatinka tas jausmas. Ir tas jausmas mane labiau veikia, nei kad aš susikoncentruočiau ties į kažką kitą. Bet mikrodozavimo nėra esmė, aš manau, kad būtent tą momentą, kai tu mikrodozuoji ir jeigu tave taško, aš manau, tai yra ir po to, nes daug reikalų vyksta. Tai va, mikrodozavimas. Tikriausiai bus tiek. Ačiū naujiem, kaip tiem, subscriberiam. Galite ir nepamiršti Patreono užsukti, skatiką numest, padės, ačiū. Ir iki kažkokio kito karto. Nežinau, kada tas bus, bet bus. Viso ko geriausio.